prisijungusiems į AMES webinarą apie studijų užsienyje tendencijas, kurios bus aktualios stojantiems nuo 2024 metų. Esu Rasa Juozapavičienė, AMES Education studijų užsienyje konsultantė ir šiandien jums papasakosiu apie tai, kokiegi pokyčiai yra numatomi ir kogi galima tikėtis planuojantiems studijas užsienyje nuo ateinančių metų rudens. Tai nereiškia, kad tai yra aktualu tik tai tiems, kurie stoja dabar. Tiesiog pasinaudosite, manau, kad tą pačią informaciją, jeigu stosite ir šiek tiek vėliau. Na ir kad tas mūsų kalbėjimas būtų šiek tiek sklandesnis, aš pasinaudosiu galimybę pasidalinti ekranu. Ir kasgi iš tikrųjų tokio naujo, tendencingo vyksta pasaulio studijų rinkoje arba pasaulio edukacinėje rinkoje. Pirmiausiai, tai gal šiandien būčiau linkusi kalbėti apie tokius 5 pagrindinius niuansus. Tai yra pokyčiai šalių ir programų sekcijoje. Apie tai, kaip keičiasi rinkos lyderiai. Toliau apie tai, kaip keičiasi stojimo procesas ir, aišku, studijų viso finansavimo, tai yra finansavimo ir stipendijavimo tvarka Jungtinėje karalystėje, kokie yra reikalavimų pakeitimai stojantiems į JAV universitetus ir šiek tiek apie studijų kainas ir studijų finansavimo galimybės studijuosiantiems, planuojantiems studijas. Taigi, pirmiausiai kalbame apie šalis. Pagrindiniai rinkos žaidėjai jau kurį laiką nesikeičia, tai kaip ir matote, Nyderlandai iš tikrųjų išlieka tose vadinamose aukščiausiose pozicijose, tačiau ateina į edukacinę rinką nauji ir gana stiprų žaidėjai. Tai šiuo atveju stipriai matome išaugusi skaičių paraiškų į Vokietijos universitetus, Prancūzijos universitetai taipogi atranda savo tokią tikrai labai didelę nišą. Papasakosiu truputėlį vėliau ir apie studijų programas ir apie kainas, kodėl ta Prancūzija tampa irgi tokia tarp šalių lyderių šiai dienai, gal ne tiek europiečių, kiek lietuvių, kas mums aktualiausia tarpe. Taipogi Italija, Šveicarija ir pamažu mažai žingsneliais vis savo sistemą atlaisvina Airijos universitetai ir ją daro vis draugiškesnė mūsų šalies studentams. Taigi labai svarbu, kai studentas planuoja studijas užsienyje, negalima susikoncentruoti tik į vieną šalį ir sakyti, studijuosi tik Nyderlanduose, studijuosi tik Jungtinėje karalystėje. Esu linkusi vis tik laikytis tos strategijos, kad apsižiūrėti reikia visur, o jau tada, kai žinosit, kur yra ta jūsų tendencinga kryptis, pasirinksite patraukliausią studijų šalį. Tam tikrai didžiulė pagalba būna ankstyvesniais metais, tai yra kokioj 11 klasėje, 12 klasės pradžioj pasiruošta galimybių studija, kai jau studentas gali daugmaž prognozuoti, kur yra jo galimybės, tai yra akademinės, finansinės galimybės atitinkanti šalis. Na ir kalbant apie pokyčius studijų programų rinkoje, šitoj vietoj aš būčiau linkusi kalbėti apie laikotarpį iki ir po. Tai yra iki COVID ir po COVID, kad ir kaip tai skambėtų galbūt ne visiems priimtinai. Bet matome tokią tendenciją, kad iki COVID buvo aktualesnės vienokios programos, bet po to, po 2020 metų pradėjo šiek tiek kisti reitingavimasis. Ir šiai dienai, kas mums aktualiausia, tai dažniausiai sutinkamos paraiškos stojančiųjų į užsienio universitetus, tai būtent yra informacinės sistemos ir kompiuterių mokslų studijos. Computer Science and Information Systems yra šiai dienai numeris 1 pasaulio studijų rinkoje. Taip išstūmė beveik 30 mečius lyderiausias verslo krypties studijas. Kadangi daug turime iškylančių problemų, turbūt galima taip pasakyti, kai stebit žinias ir girdit, kas darosi inžinerijos sektoriuje, kokių specialistų reikia, tai jaunimas seka irgi tas tendencijas ir noriai aplikuoja į įvairias inžinerinės ir technologinės programas. Tai yra ne tik mechanikos inžinerija iš tokių tradicinių arba automatikos inžinerija, bet žmonės renkosi tokias cirkuliacinė inžinerija, civilinė inžinerija, aeronautikos inžinerija. Tai yra tokias, galima sakyti, ir galbūt ne kiekvienam iš karto
prieš tai žinotas specialybės. Rinkos lyderių pozicijos neužleidžia ir verslo krypties studijos, sveikatos mokslai, na ir vėliau jau reitinguojasi visos kitos programos, tai yra socialinių mokslų kryptis kaip ekonomika, teisė, buhalterija, finansai, meninės ir inžinerinės kryptis kaip architektūra, na, o iš meno pasaulio tai menas ir dizainas. Tai čia turbūt galima būtų išskirti tokias populiariausias, ne tik, ką matome tarp stojančių iš Lietuvos, bet ir stebėdami tas tendencijas visiškai globaliu mastu. Tai laiku pasirinkta studijų kryptis, laiku atliktas karjeros testas, ar tiesiog laiku pradėtas tas indėlis į savo potencialo gryninimą, na, padeda šiek tiek pastebėti savo pranašumą ir savo potencialą vienoj ar kitoj studijų programai. Tai tikrai labai raginu pasižiūrėti, kokios yra tos pagrindinės kryptis ir pastebėti, kur save pozicionuojate labiausiai. Dėl paraiškų teikimo į Jungtinės karalystės universitetus. Ypatingai didelių perversmų čia neįvyko, nors buvo prognozuojama, kad stojantiems nuo 2024 metų nereikės tam tikrų dokumentų, tokių kaip motyvacinis laiškas ir panašiai. Kol kas tas personal essay dokumentas, jo naikinimas numatytas jau nuo 25 metų, 24 stojantiesiems jo tikrai reikės ir dabar jau universitetai paraiškų platformose tai ir deklaruoja, kad šis dokumentas yra reikalingas, bet vis daugiau universitetų jau pasidarė yra direct application profilį, tai yra ne visos aplikacijos, ne visos paraiškos priimamos tik per UCAS platformą. Tai šiuo atveju visada verta pasižiūrėti ir tokį dalyką, kad UCAS platforma priima iki 5 paraiškų ir studentai, kurie aplikuoja į universitetus, kurie priima ir be UCAS, tai yra gali teikti papildomas paraiškas, na ir tokiu būdu turėti 6, 7, 8, tiek, kiek reikia pagal poreikį. Tai tikrai labai kviečiam tuo pasinaudoti, ypatingai jeigu tokią paraiškos galimybę jums pasiūlo ir jūs dominantis universitetas. Tai atkreipkite dėmesį į tai, kad yra galimybė pasididinti paraiškų skaičių. Na, o dėl studijų, vizos tvarkos, tai šioje vietoje labai gerų žinių nepranešiu, vis buvo tikimasi, kad gal vis tik tai Anglija surinks po Brexito mažiau studentų, gal padarys kažkokius laisvinimus, gal padarys papildomus kažkokius lengvatinius mokesčius europiečiams, nes buvo iš karto nustatyta mums statusas kaip tarptautinių studentų, tai taip ir liko papildomų kažkokių lengvatų mums kaip ES piliečiams neatsirado. Ir jeigu stebite kainas universitetų puslapiuose, tai dažniausiai turbūt matote 2 kainų kategorijas. Tai pirmoji kaina yra skirta patiems Britams, antroji visiems kitiems. Tai šiuo atveju ES studentai neturi jokių kažkokių papildomų privalumų. Ir labai svarbu, nes dažnai gaunu tą klausimą, ar vis tik tai galima mums kaip ES piliečiams dalyvauti kažkokiai finansavimo tvarkoj, kad gautumėm Anglijos paskolą, tai šiuo atveju ne. Student finance arba student loan nebėra užtikrinama ne Jungtinės karalystės piliečiams, nebent tai yra studijas tęsiantis ir laikino rezidento statusą turintis, na šiuo atveju, kad ir lietuviai. Tai labai svarbu tada pasižiūrėti, ar jūs turite pre-settlement arba settlement statusą, ar galite jį gauti, nes tik tai studentams su šiuo statusu bus užtikrinta paskolos tvarka 1 metams. Vėliau po metų vėl bus peržiūrima ir ar yra galimybė tęsti. Studijų vizos lengvatos, aš sakyčiau, jos yra šiek tiek atlaisvintos. Kol kas nesusidūrėm nei su vienu atveju, kad studentas, kuris vyksta mokytis į Jungtinę karalystę, negautų vizos. Tai tvarka yra ganėtinai draugiška, kažkokių stebuklingų dalykų nėra prašoma. Tai šiuo atveju tikrai, jeigu kartais gąsdina tas, ar aš gausiu studento vizą, tai dažniausiai tai atsakymas yra taip, jeigu nesate kriminalinis nusikaltėlis, ypatingai Jungtinėje karalystėje, o vidaus organai, kurie administruoja vizų išdavimo tvarką, veikia ganėtinai sklandžiai ir šiuo atveju, aš sakyčiau, kiek dabar susidūrėm, studentai vizą gali gauti laikotarpį iki 3 savaičių, tai dažniausiai gauna 1-2 savaičių bėgyje. Tai tikrai ta tvarka yra ganėtinai draugiška stojantiesiems.
vis dar susiduriu su klausimu, ar stojant į Amerikos universitetus yra reikalingas SATO egzaminas, ar vis tik tai nereikia. Nes man kai kurie čia bando įrodinėti, kad tikrai buvo panaikintas tas reikalavimas ir jo nereikia. Dabar noriu atsakyti, kad pirmiausiai, aišku, reikia pasižiūrėti į universitetą, kur jūs planuojate savo studijas. Jeigu jūsų universitetas sako, kad optional, tai yra neprivalomas egzaminas, tada galbūt, nes absoliuti dauguma universitetų tą tvarką, kad SAT egzaminas vėl yra privalomas, po COVID-o grąžino. Tai jis buvo neprivalomas tik tai COVID-o laikotarpiu, nes tuo metu apskritai buvo sumažėję stojimų į Jungtinės Amerikos valstijas srautai. Tai atkreipkite dėmesį, kad kiekvienas, kuris planuojate ten studijuoti, privalote pasitikrinti, kad žinotumėte, ar tikrai nereikia. Šiaip kol kas, kiek matome, tai ne tik, kad rekomenduojama, bet ir reikalinga, nes kitaip mes kaip lietuviai iš savo nacionalinės švietimo sistemos, kuri vadinasi brandos atestatas, tiesiog neturim pranašumo, neturim kaip savęs palyginti ir parodyti, kad mes kažką galbūt mokam ir daugiau už amerikiečius. O dar taipogi norėjau atnešti tokią gražią žinutę dėl SAT egzaminų. Tai ką matom iš pernai metų vidurkių, kad lietuviai ganėtinai gerai išsilaiko. Šiuo atveju galbūt atrodys juokingas tas palyginimas, kad Lietuvoje pavyko apklausti 30 moksleivių, kai tuo tarpu SAT vidurkis pateikiamas pasaulio imtimi iš beveik 2 milijonų studentų. Tai iš karto noriu pasakyti, kad daugiau negu 1 milijonas studentų SATO egzaminą laiko visiškai nemokamai Amerikoje organizuojamų tokių vadinamų SAT School Day programos metu. Tai ten eina laikyti kartais tie, kurie ir iš viso nesimokė, tie, kurie net negalvoja apie studijas, tiesiog sudaro sąlygas laikyti ir jie tą egzaminą laiko. Bet matome tą SAT pasaulinį vidurkį tik 1050 iš 1600 galimų, kai tuo tarpu ta Lietuvos tokia statistika yra visai graži. Ir vis dažniau tenka sutikti studentus, kurie išsilaiko SAT egzaminą aukštesniu negu 1500 iš 1600 vidurkio. Tai kad įsivaizduotumėm, kodėl čia tai yra taip svarbu ir ką ten tie skaičiukai reiškia, tai tarkim, stojant į Harvardo universitetą yra prašoma pateikti SATO egzaminą su 1530 vidurkiu. Tai reiškia, kad lietuviai jau vis dažniau priartėja prie to lygio tokio tikrai labai intelektualių, kruopščiai besiruošiančių savo studijas planuojančių moksleivių. Tai jeigu planuojate savo studijas po metų, 2 ar vėlesnėme etape Amerikoje, būtinai pasinagrinėkite vis tik tai SATO egzamino reikalavimus, prasispręskite egzaminų, kad tas rezultatas džiugintų labiau negu SAT egzaminų pasaulyje vidurkis. Ir dabar apie studijų kainas. Labai dažnai susiduriu su tuo, kad studijos kai kuriuose šalyse yra nemokamos ir kodėl aš čia turėčiau važiuoti kažkur, kur kainuoja, ar čia verta kažkiek tai mokėti už tas studijas, jeigu galima kažkur gauti nemokamai. Tai atsiminkim tokį dalyką, kad kažkas nemokamo dažniausiai ne visada yra toks studijų kokybės garantas ir labai svarbu yra įsivertinti tam tikrus aspektus. Nemokamas mokslas Europoje iš tikrųjų labai gerose universitetuose jis egzistuoja, tik tai reikia įsivertinti dar ir kitus papildomus dalykus. Kažkas nemokamai, bet kažkur tai kažką prarasime, kažkur permokėsim. Tai šiuo atveju nemokamas mokslas yra Danijos, Švedijos, Suomijos, Norvegijos universitetuose ir mums kaip lietuviams dar ne visiškai yra įprasta tiesiog galvoti apie tokią galimybę, jog galėčiau studijuoti, tarkim, Kipre, arba Graikijoje, arba Maltoje, arba Turkijoje. Bet šių šalių valstybiniuose universitetuose, kur studijų programas yra akreditavę patys universitetai, mokslas taipogi yra nemokamas. Jeigu matysit, kad mokslas yra mokamas, vis tik Kipre ir Graikijoje, tiek taip pačiai Turkijoje yra institucijų, kur mokslas kainuoja po 6 000, 9 000 ir daugiau, tai greičiausiai tą akreditaciją universiteto programai yra suteikusi kita šalis, tai yra kitos šalies universitetas, arba Jungtinių Amerikos valstijų, arba Jungtinės karalystės, arba kažkurios kitos ES šalies, ir todėl ta programa kainuoja papildomai. Bet įprastai tų šalių akredituotos programos papildomai nekainuoja, bet kogi mes čia neįvertinam. Atkreipkite dėmesį, kad tai yra šalis, kur anglų kalba ne visada
yra pagrindinis mūsų įrankis, tiesa. Maltoje anglų kalba susikalbėsime laisvai, tai yra, na, sakykime, ir viešame sektorija vartojama anglų kalba, bet kitose šalyse, tai jau čia yra toksai sėkmės atvejis. Universitete susikalbėsite visur, už universiteto ribų ne visuomet. Tai ir grėsmė, ir galimybė tuo pačiu, kad reikėtų išmokti ir to šalies kalbą ir labai svarbu perprasti to šalies mentalitetą, nes turim atveju, kai žmogus išvažiuoja ir sako, man čia visai nepatinka, tai yra ne mano šalis, ne mano žmonės ir panašiai. Tai tam reikia tuos namų darbus atlikti truputėlį iš anksto, nes skandinaviškas temperamentas, kaip ir Viduržemio jūros salų temperamentas yra, na, tikrai ne visada mums lietuviams priimtinas. Tai šitoj vietoj reikėtų įsivertinti tai, kad būnant neanglakalbėje šalyje yra mažesnės darbo rinkos pasiūlos galimybės, na ir kaip ir sakiau, atsiranda tokių miskomunikacijos ypatumų, ką tikrai svarbu įsivertinti prieš važiuojant. Toliau jums pateiksiu keletą šalių, kur mokslas kainuoja iš tikrųjų tokias įveikiamas sumas. Tai šiuo atveju šalis, kuriuose studijos kainuoja daugmaž iki 800 eurų. Tai šiuo atveju Vokietija, jeigu mes imtumėm tokius brandinius universitetus, kaip Müncheno technikos universitetas, Berlyno technikos universitetas ir panašus, čia studijos orientaciniai kainuoja apie 600–700 eurų metams. Oficialiai deklaruojama, kad mokslas yra nemokamas, bet yra taikomi administravimo mokesčiai. Ir galima rinktis privačius universitetus. Privatus universitetai kainuoja brangiau, bet iš kitos pusės beveik visi jie dalyvauja paskolų sistemoje, kai galima pasiskolinti pinigų studijoms ir grąžinti pabaigus mokslus. Vat jeigu kažkam bus aktualu, būtinai susisiekit ir papasakosiu apie tai detaliau. Studijų kokybė išlieka aukšta, tai labai dažnai kitose šalyse akredituoti arba kitų šalių filialai Vokietijoje. Kaip šiuo atveju Lankasterio universitetas Leipcige, tai yra Lankasterio universiteto Anglijoje padalinys. Jie irgi turi savų pranašumų. Tarkime, jeigu tai yra universiteto padalinys, šiuo atveju Lancaster Leipzig, ir jo kaina yra apie 10 000 eurų metams, tai jūs galite daryti mainus į tą patį universitetą, tik tai Jungtinėje karalystėje, mokėdami europinę kainą. Tai reiškia, jūs sutaupote, na, galima sakyti, kokių 10–12 tūkstančių eurų, kurių jūs nesumokate už Lancasterio universiteto Lancasteryje studijas. Tai reiškia, studijuojat Anglijoje, mokat Vokietijos kainą. Tai būtinai irgi galima įsivertinti tokius niuansus. Toliau labai panašiai kainuoja studijos Prancūzijos valstybiniuose universitetuose. Tarkim, bakalauro studijos orientaciniai kainuoja nuo 170 eurų, aukštesnių pakopų studijos kainuoja šiek tiek brangiau. Privatus universitetai turi savo atskirą kainos kategoriją, tai dažniausiai yra tarp 9 ir 25 tūkstančių eurų už vienerius mokslo metus, bet pateiksiu keletą pavyzdžių, kiek kainuoja realūs universitetai. Tarkim, pasaulio top 50-tuke pagal savo studijų programą, o pagal bendrąjį reitingą 70-tuke yra toks universitetas École Polytechnique Paris, tai yra Bachelor of Science arba tyriamųjų mokslų universitetas Paryžiuje. Ir tai yra privatus universitetas ir jo kaina yra 13 500. Milžiniškas konkursas, įstoti labai sunku, bet kas sau leidžiate pasvajoti apie matematikos, fizikos ir kompiuterių mokslų studijas 3 viename, tai tikrai verta tai išbandyti šitą stojimo procesą, o paskui įstojimo sėkmę. Ir dar gaunu klausimą, kiekgi kainuoja Sciences Po, nes niekur nėra parašyta tokios realios apčiuopiamos kainos. Tai iš tikrųjų tai yra turbūt vienas lyderiaujančių socialinių mokslų universitetų Europoje. Ir taip jo tokia truputėlį trikdanti informacija dėl kainos, nes jo kaina yra paskaičiuojama pagal šeimos metinės pajamas. Vidutiniškai matom, ką moka lietuviai Sciences Po universitete, tai daugmaž nuo 200 yra kas moka iki tokių 14 000 eurų už metus. Bet mums kaip ES piliečiams, tai dažniausiai tokios lengvatinės mokestinės sąlygos galioja, tai tikėtina, kad pagal Lietuvos atlyginimų vidurkius vis tiek turėtumėte pretenduoti į daugmaž nuo kelių šimtų iki kelių tūkstančių kainos diapazoną.
Toliau šalis dar, kurios irgi patenka į tą pačią kainos kartelę, tai yra Austrija. Čia 1 mokslo metai nuo antro kurso kainuoja 726 eurus. Privatus universitetai automatiškai vėlgi, kaip ir visur kitur, yra ženkliai brangesni. Ir ką tik tai labai svarbu pabrėžti, kad studijos čia pagrinde yra vis tik tai vokiečių kalba. Anglų kalba pasirinkimas yra labai labai mažas ir tai dažniausiai tų tokių pačių populiariausių, tokių kaip verslo vadyba ir panašiai, kur yra labai didelis besirenkančiųjų skaičius. Šiek tiek brangesnės šalis, kurios taiko į 1000–3000 kainos kategoriją, tai yra Belgija. Ir čia aš išskyriau specialiai 2 universitetus, nes jie yra patys populiariausi mūsų lietuvių pasirinkimo tarpe. Tai yra KU Leuveno universitetas, kuris pagal QS Top Universities reitingą patenka į 76 poziciją iš 1500 pačių geriausių pasaulio universitetų. Ir VRAI University Brussels, kuris patenka į 260 geriausių pasaulio universitetų. Taigi, Leuvene 1 mokslo metai kainuoja 2000 eurų, o VRAI universitete 1100 eurų. Čia dar galima būtų paminėti Portugaliją apie 1500, na ir Šveicariją. Jeigu mes svarstome galimybę mokyti šveicariškam universitete, tai iš tikrųjų pirmiausia įsivertinkim, ar mes mokame vokiečių ar prancūzų ar italų kalbą, nes anglų kalba studijų programų valstybiniuose universitetuose bakalauro pakopoje nėra. Jos visos yra kombinuotos, pavyzdžiui, anglų ir vokiečių, arba anglų ir prancūzų, arba anglų, prancūzų ir vokiečių. Tai šiuo atveju, stojant į valstybinį Šveicarijos universitetą, reikėtų turėti dar ir tos kitos kalbos, kaip ir sakiau, arba vokiečių, arba prancūzų, tarptautinį sertifikatą, arba DSD, arba TESDAV, arba DELF, priklausomai nuo to, kokia kalba studijuosite. Privačiuose universitetuose yra didelis pasirinkimas studijų anglų kalba ir kainų kategorija, aišku, yra kita. Ispanijoje galite studijuoti tiek ispanų kalba, tiek anglų kalba. Tai realiai priklauso turbūt, ką norite studijuoti. Jeigu norite studijuoti tokias populiaresnės Ispanijai, temperamentingai Ispanijai studijų programas, tokias kaip menas, dizainas, architektūra ir panašiai, tai dažniausiai vis tiek turbūt rinksitės studijas anglų kalba privačiuose universitetuose, nes valstybiniai universitetai jas gali pasiūlyti tik ispanų kalba. Ir ką aš dar noriu pasakyti dėl Ispanijos, labai svarbi žinutė, kad kartais ir ispanų kalbą neverta bijoti studijuoti. Studijos pasiruošimui ispanų kalba užtrunka realiai apie 1 mokslo metus. Tai yra žmonės, kurie pasiryžta vykti į Ispaniją, pasirenka parengiamąją programą, išvažiuoja 1 mokslo metams, tai yra akademiniams metams, 9–10 mėnesių į Ispaniją, uoliai mokosi nuo nulio ispanų kalbos, įvaldo C1 lygį ir po tų pirmųjų parengiamųjų metų nuo ateinančių metų rudens pradeda bakalauro studijas ispanų kalba ispaniškame universitete. Tai irgi yra sprendimas, jeigu iš tikrųjų planuojate savo ateitį sieti būtent su šia šalim ir vykstate didžiąją dalim čia ne tik dėl studijų programos, bet ir dėl pačios šalies, nes studijų kainos valstybiniuose ir privačiuose, žinoma, ženkliai skiriasi. Privačių universitetų kokybė yra ypatingai aukšta ir jeigu pasižiūrėsit tokį universitetą kaip IE universitetas Ispanijos, keliose Ispanijos miestuose esantis, tai jis patenka į top 400 pagal bendrąjį reitingą ir į top 100–150 pagal atskiras studijų programas. Tai šiuo atveju tikrai geras reitingas. Na ir čia dar taip išskyriau labiau studijas Nyderlanduose, nes jos sukelia daugiausiai diskusijų. Tai yra didelis privalumas dėl kalbos, dėl darbo galimybių, dėl studijų finansavimo galimybių ir milžiniškas trūkumas dėl apgyvendinimo sektoriaus. Tai studijų kaina čia 1 metams yra šiai dienai 2314 eurų, bet yra kompleksinių studijų programos, kai, tarkim, yra kombinacija iš 2 arba 3 studijų programų, tai tokios studijų programos kainuoja brangiau. Tarkim, jeigu mes kalbam apie Liberal Arts and Sciences programas,
Nyderlandų universitetuose, arba jeigu kalbam apie kombinuotas programas, tokias kaip Philosophy, Politics, Economics. Tai tokiu atveju jau šitos programos įprastai kainuoja virš 4000 eurų. Ir jų kainas apsprendžia patys universitetai. Dabar su tom kainom vis tik tai Nyderlanduose išskyriau detaliau, nes būsto problema yra aktuali ir tą įsivertinti tikrai reikia. Stojantiems į Nyderlandų universitetus visada pabrėžiu ir tai, kad stot į Nyderlandus galima, bet visada reikia turėti atsarginį variantą. Arba tas atsarginis variantas turi būti Lietuvoje, arba kažkurioje kitoje šalyje. Jeigu taip nutiktų, jog įstoji į universitetą, bet negauni kambario. Atrodo paradoksas, bet taip kartais nutinka, todėl labai svarbu stoti kuo anksčiau, atsakymą gauti kuo anksčiau, kad kuo anksčiau užsitikrintumėte kambarį, arba kartais žmonės laimi sužaisdami labai taktinį žaidimą, tarkim, renkasi tik tuos universitetus, kurie turi bendrabučius ir aplikuoja labai anksti, kad patektų į tuos ankstyvuosius bendrabučių sąrašus. Bendrabučiai nėra ypatingai pigus, tai tikrai negaliu labai paguosti. Bendrabučių kaina šiai dienai yra nuo 500, bet tie 500 tai tikrai nelaikykite auksinių standartų, tai yra tokios visiškai grindys greičiausiai, taip sakykim. Viduriukas yra vis tiek apie 750, kiek mes matome, už bendrabučio kambarį. Apartamentai yra dar brangesni, vėlgi, jeigu apartamentas ten cokolinis aukštas, kažko neturi arba siūlo kažkokias prastesnės sąlygas, taip, jis gali kainuoti 800 000, bet jeigu yra geresnės sąlygos, jis kainuoja brangiau. Tai vėl šitoje vietoje tada reikia įsivertinti. Gal tą apartamentą nuomotis ne vienam, gal vis tik tai pasirinkti didesnę bendruomenę, vykti kartu, nes papildomai dar kainuoja ir komunaliniai mokesčiai, jeigu atskirai nuomojamės sektorių, ne bendrabutį, ir miesto transportas, ir mokomoji medžiaga, ir galiausiai važiuoja jaunas žmogus mokytis, tai tikrai norisi ir kažkur tai nueiti, ir kažkur sudalyvauti. Tik aišku, Nyderlanduose vėl yra kitas privalumas, tai yra paskolos. Ypatingas dalykas, Duo puslapyje matysite detaliau informaciją, kam aktualu, būtinai pasižiūrėkite apie pokyčius studijų finansavimo rinkoje. Bet šiuo atveju, ką aš noriu pabrėžti, tie studentai, kurie dirba, vis dar pakeitimas neįvyko, planavo eliminuoti šitą dalyką, bet vis dar išlaikė tą, kad tie, kurie dirba daugiau negu 56 valandas per mėnesį, jie pretenduoja į didesnę valstybės paramą ir gali gauti paskolą studijoms. Tai šiuo atveju, įsivaizduokim, yra fainas dalykas, pasiimi paskolą studijoms ir pragyvenimui, dirbi, gauni atlyginimą, turi tą paskolą ir dar valstybė tau kaip dirbančiam studentui nuo šių metų padidino išmoką, kurios, jeigu pabaigsi studijas per 10 metų, nereikės grąžinti. Na tai žodžiu, pabaigė 3 metų studijas 10 metų laikotarpyje ir jūs kiekvieną mėnesį iš valstybės už tai gaunate 439 eurus ir kurių nereikia grąžinti. Tai va čia tas yra labai didelis privalumas, jeigu važiuojate į Nyderlandus. Bet kaip sakiau, įsivertinkite tai, kad būsto pasiūla yra neguminė. Ir esu pasiruošusi tokią kainų lentelę, kur visada įdomu palyginti kainas, apklausus studentus, kiek jie moka, kiek išleidžia vidutiniškai per mėnesį, kiek išleidžia vidutiniškai per metus. Tai šiuo atveju matom, aišku, kad Lietuva, kaip ten bebūtų, jinai turbūt tokia kaip ir konkurencingiausia gaunasi visų šalių kontekste, ypatingai jeigu dar studentas gauna nemokamą mokslą ir pragyvenimą, užsitikrina gyvenimą bendrabutyje, tai tada aišku, dar tie mokesčiai dar yra mažesni, našta tėvams dar krenta mažesnė. Jeigu moka už mokslą ir dar plus už gyvenimą, aišku, jau kainos yra visai kitos. Toliau Vokietija yra labai panašios kainos ir iš tikrųjų studentai džiaugiasi, kad kai kurie sutelpa į 8 000 daugmaž vidutiniškai per metus, kai kurie net ir į mažiau. Na, o visos kitos šalys jau, sakyčiau, vis tiek taip sukasi daugmaž apie 10 000 ir daugiau. Tai brangiausia šitoje vietoje yra Šveicarija, nes ten tas ir pragyvenimo lygis yra gana aukštas. Na ir studentai man sakė, kad vidutiniškai per metus Nyderlanduose išleidžia apie 12 000, bet kai kurie pasisakė, kad ir 15 ir 16 reikia. Tai šiuo atveju, aš sakyčiau, Nyderlandai savo kainą už mokslą nukonkuruoja turbūt visas šalis, nes kaina yra nedidelė, mokslo kokybė yra aukšta, visi universitetai patenka į top 300 pasaulyje.
Bet vat reikėtų tiesiog tam tikrus taktinius žaidimus atlikti šiek tiek anksčiau, stoti anksčiau, kad tikrai užsitikrinti įmanomas geresnės apgyvendinimo sąlygas. Na ir dėl Amerikos. Tai irgi vat gaunam tos klausimus, kiek iš tikrųjų kainuoja studijos Amerikoje, tai jos šiai dienai yra ganėtinai prieinamos tiem, kurie svarsto kaip normalų biudžetą studijas Jungtinėj Karalystėj, tai kainos jau dabar yra beveik susivienodinusios kai kuriuose universitetuose. Tai Amerikoje bendruomeniniai koledžai vidutiniškai kainuoja apie 20 000, 25 000, jeigu viduriuką imant, o universitetai, na, įprastai prasideda nuo tokios sumos, nuo 25 000. Tik tai, kad Amerikoje yra labai didelės galimybės gauti stipendiją. Ir kartais su studentais, kai dirbame ties paraiškom, tai tiesiog bandome eiti dviem būdais. Tai pirmas būdas tai yra per stipendiją. Ir antras būdas, jeigu stipendijos nepakanka, jeigu suma vis tiek dar yra gana didelė, tai teikiant metinės šeimos pajamų deklaracijas, dar galima gauti ir tą vadinamą finansinę pagalbą, financial aid. Yra kas moka pilną kainą, yra kas nemoka visai. Tai šiuo atveju reikėtų pasižiūrėti kiekvieno studento atvejį ir palyginti jo konkurencingumą. Na ir dėl stipendijų. Labai daug išsamios informacijos, čia įdėjau nuorodą specialiai topuniversities.com puslapyje, scholarship study abroad. Tai čia yra, na, tikrai turbūt tokia auksinė informacija, kokių yra stipendijų, kur, kokiai šalyje galima kokią stipendiją savo užsitikrinti. Tai jeigu jūs gerai mokotės, arba gerai mokotės, arba sportuojate, arba esate gabus mene, o gal viską darote kartu, tai irgi reikėtų pasižiūrėti vis tik tai kokį pranašumą galima išskirti. Nes kai kurios stipendijos yra susietos su tam tikrais regionais, tam tikrom šalim, tai šiuo atveju galbūt į kažkurių šalių regioną rėmimą patenka ir Lietuva, nors čia šiaip mes kaip lietuviai tai labai mažai kur turim tokio pranašumo. Tada būna stipendijos, kurios susijusios su studijų programa, kur reikia, kur norisi universitetam pritraukti studentų ir kurios susijusios su studentais, tai tarkim merginos vyriškose studijų programuose ir panašiai, kai universitetas irgi yra suinteresuotas tą žmogų prisitraukti. Tai pagrindė tiek apie tuos pokyčius, apie tas aktualijas, ką svarbu žinoti apie kainas, apie stipendijas ir apie paraiškų procesus. O dabar dar noriu pakviesti sekti mūsų naujienas, sekti mūsų kitus webinarus, nes turėsim tikrai labai įdomių tokių įžvalgų ir svečių. Kalbėsime ir apie tarptautinės verslo studijas, ir apie karjeros testus, ir apie studijas Nyderlanduose, studijas Ispanijoje atskirai, ir kokybiškas nuotolinės bakalauro ir magistro studijas. Jeigu turit klausimų, norit juos aptarti individualiai, tai tikrai labai raginu, arba pasiskambinkit, matote telefono numerį žemiau, arba parašykit elektroniniu paštu. Suderinsim pokalbį, pasižiūrėsim, kokių rekomendacijų galim pateikti. Mūsų pirminės konsultacijos yra nemokamos, tiesiog siekiam šviesti, kad užvesti tą jauną žmogų ant kelio, jog jam paskui būtų lengviau dėlioti savo ateities planus. O šiandien mes, kaip ir žadėjom, turim tokį dalyką, kad vienam geriausio klausimo autoriui, tą klausimą geriausiai išrinksiu labai subjektyviai, aš, bet tikrai stengsiuos objektyviai pasižiūrėti situaciją, dovanosim karjeros testą. Tai yra AMES karjeros testą, kuris patikrins jūsų asmenybės profilį, jūsų domėjimosi sritis, jūsų įgūdžius ir jūsų, kaip sakykime, aplinkos prioritetus, kaip jūs suvokite savo veiklos aplinką. Karjeros testas yra anglų kalba ir išvados taipogi yra pateikiamos anglų kalba. Tai gausite 4 išsames ataskaitas apie kiekvieną iš šitų dalių. Tai vat klausimą kviečiu užduoti arba čate, arba įsijungus mikrofoną gyvai. Ir tik tai pabaigdama dar noriu pasakyti, kad po šio webinaro visiems bus atsiųstas nuolaidos kodas, jeigu bus aktualu, kad galėtumėte įsigyti Uniprep Jazz dirbtuves grupėje. Tai turėsim tikrai labai įdomų ir labai produktyvų laiką, aš sakyčiau, nes turim dirbtuves temomis. Tai dirbtuvės apie inžinerijos ir technologijų mokslus, tiems, kurie nori studijuoti inžineriją ir IT.
Tada apie sveikatos srities mokslus, tai yra būsimieji medikai, biomokslininkai ir panašių sričių atstovai ir socialiniai mokslai. Tai čia jau pakliūna viskas. Ir verslas, ir politika, ir teisė, ir filosofija, ir ekonomika, žodžiu, ką sugalvojat. Ir atskira grupė bus tik tiems, kurie nori studijuoti tik Nyderlanduose ir nesvarsto jokių kitų šalių. Tai mes labiau koncentruosimės į paraiškas Nyderlandų universitetuose. O dabar labai kviečiu užduoti klausimus, kad galėčiau atsakyti juos, na ir pabaigoje išrinkti, kaip ir sakiau, laimėtoją. Blogų klausimų nebūna, visi klausimai yra aktualūs ir vienodai svarbus. Stojant ES, turbūt Vokietijoje, koks skirtumas tarp IELTS ir SAT laikymo. Tai IELTS ir SAT, jie nėra ekvivalentai. Ekvivalentai, tai yra analogai, būtų IELTS ir TOEFL, ne? 3 egzaminai, tarkim, IELTS, TOEFL ir CAE. Tai yra Cambridge'o egzaminas. Tai vat jie yra analogai ir negalėčiau pasakyti, kad tarp jų kažkoks yra skirtumas, vienas užskaitomas labiau ar kažkuris tai nepageidaujamas. Universitetai dažniausiai prie savo English Language Requirement dalies, tai yra dėl anglų kalbos žinių patikrinimo, nurodo šiuos 3 egzaminus, o kartais gali nurodyti ir dar, pavyzdžiui, Duolingo testą. Tai labiau, aš sakyčiau, IELTS ir SAT skirtumas yra tas, kad IELTS egzaminas yra skirtas patikrinti jūsų akademinės anglų kalbos įgūdžiams. Tikrinami visos 4 dalys, visi 4 įgūdžiai. SAT egzaminas tikrina ne tik anglų kalbą, jis tikrina ir matematikos žinias. Jis labai retais atvejais ES šalyse yra reikalaujamas. Dažniausiai SATO prašo Suomijos universitetai, pavyzdžiui, Aalto universitetas, kuris turi stiprias inžinerinės programas. Va čia reikėtų įsitikinti, ar tikrai jūsų egzaminas, jūsų universitetas, kurį renkatės, reikalauja SAT laikymo. SAT dažniausiai yra reikalaujamas Amerikos universitetuose, tai europiniams jis labai retai kada pasitaiko kaip reikalavimas. Šiuo atveju pasitikrinkit. O IELTS jis yra tiesiog anglų kalbos, būtent akademinės anglų kalbos įvertinimui. Ar baigus bakalauro studijas užsienyje, pavyzdžiui, Nyderlanduose, galima magistrantūros studijas tęsti Lietuvoje ir atvirkščiai? Ir atvirkščiai, tai dažniausiai taip. Dabar, ar pabaigus studijas ten galima tęsti čia, reikia žiūrėti, ką pabaigėte Nyderlanduose arba kažkur tai kitur užsienyje. Dažniausiai, kur įvyksta nesusikalbėjimas, va tai ką atkreipiu dėmesį. Tai reikia įsitikinti, na, tiesiog kreipiantis į instituciją, kur planuojate vėliau studijuoti magistrantūrą, ar užskaitys jūsų bakalaurą kaip pilną bakalaurą, pavyzdžiui, jeigu jūs studijavote University of Applied Sciences kategorijoje, tai yra kolegijos tipo universitete. Dažnai užskaito, bet vėl negaliu sakyti, kad 100%. Tai šitoj vietoj būtinai reikėtų pasitikrinti. Jeigu vis tik tai mokytės valstybinėme akredituotame Research University, tai 100% tikrai visada užskaito, nes akreditacijas tie universitetai gauna tokias pačias kaip Lietuvos universitetai. Bet jeigu tos akreditacijos buvo kažkokios valstybinės, pavyzdžiui, Italijoje buvo italų tik tai akreditacija, nebuvo jokios tarptautinės. Tai vėl reikia žiūrėti, ar tai buvo pilna bakalauro akreditacija, ar tai buvo bakalaurui prilygstanti akreditacija ir ką jūs norite studijuoti magistrantūrai. Tai turi atitikti jūsų turimų kreditų skaičius su universiteto, kur studijuosite magistratūrą lūkesčiu. Bet tikrai turit visą laiką pasitikrinti šitą dalyką. Įprastai sakau, su valstybiniais taikomųjų mokslų Research Universities problemų nebūna, bet su taikomųjų mokslų universitetais, tai yra Applied Sciences Universities, reikėtų pasitikrinti. Ar ES valstybėse ir kuriuose yra Anglijos universitetų filialų architektūros studijoms. Tai Armandai šiuo atveju aš jūsų žinutę fiksuoju, aš jums parašysiu atskirai, nes
Nes ta pasiūla tikrai, žinokit, yra nedidelė dėl architektūros studijų. Tai aš pasižiūrėsiu, žinokit, ką galima būtų pasiūlyti, bet taip iš karto nieko gero į galvą neateina. Yra labiau galbūt Anglijos universitetų akredituotų koleginių universitetų Europoje. Tai va čia šitoje vietoje dėl architektūros studijų, kurias yra akreditavę Anglijos universitetai kolegijose, aš būčiau labai atsargi. Tai aš jums tiesiog atskirai pasižiūrėjus parašysiu, kad taip drąsiai neteikčiau. Jeigu kokių studijų srities paklausa labai didelė kompetencija, ar tai pasunkina stojimą į tam tikrus ES universitetus, ar tai netrikdo bandymą įstoti į ES universitetus. Taip, jeigu studijų paklausa didelė, reiškia didelė paklausa, daug stojančiųjų, tiesa, ir susidurėt su labai dideliu konkursu. Tada vėlgi reikia žiūrėti, kuo jūs pranašesni, ne? Kuo jūs pranašesnis vienoje ar kitoje vietoje. Ar jūsų balai yra aukšti, galbūt jūsų kažkokios tarptautiškumo patirtis yra irgi, laikote patys jas pranašiomis. Gal esat kokių nors olimpiadų konkursų laimėtojai, gal kokių nors projektų esat sugeneravę, susigalvoję. Tai šitoje vietoje reikėtų tiesiog tada žiūrėti, koks yra jūsų pranašumas. Aišku, visada pirmoje vietoje pirmų smuikų griežia akademinis pranašumas. Tai vėl, jeigu ateina studentas su vidurkiu 7 ir nori kaip pavyzdį pateiksiu, į kokį nors tarptautinio verslo administravimą Erasmus Rotterdam universitete, tai ten ne tai, kad neturiu teisę sakyti, kad nėra šansų, bet, sakykime, taip šansai yra labai maži. Ne? Tai vėl reikėtų žiūrėti, kokia jūsų kompetencija šitoje vietoje aplenkti jūsų konkurentus. Ir jeigu, kitą kartą, tai iš tikrųjų natūralus, labai teisingas klausimas, kai dirbam su studentu, kuris iš tikrųjų turi gerą akademinį vidurkį, bet toks 9,2, bet jis yra iš Lietuvos, iš nacionalinės sistemos, bet nori kažkokio labai gero universiteto užsienyje. Žinom, konkursas milžiniškas. Kaip dabar tam žmogui padėti išsiskirti ir parodyti, kad nesvarbu, kad pas mane matematikos, pavyzdžiui, 9 ir čia nacionaliniai programai galbūt kažkam nelabai ką tai sako, kad 9 iš 10, bet aš tikrai galiu konkuruoti tarptautiniai rinkoje. Tokiu atveju žmogus laiko, pavyzdžiui, SATO egzaminą, kuris patikrina jo anglų kalbos ir matematikos žinias ir atskiram dalim išrašo rezultatus, tarkim, ten anglų surenka 740, matematikos ten 720 iš 800, kaip pavyzdys. Jis jau parodo savo konkurencinį pranašumą. Tai tokiu atveju kartais galima taip kompensuoti, bet tikrai taip, kuo paklausesnė studijų programa, tuo yra daugiau stojančių, tuo yra žvėriškesnis konkursas, o jeigu dar mes kalbam ir apie kažkokią labai gerą studijų kainą, tai žinokim, kad ten stoja ne tik mūsų lietuviai tokie gudrus, tiesa, stoja labai daug ir kitų šalių piliečių. Tada klausimas dar vienas. Girdėjau, žmonės siūlo prieš stojant į universitetą ten apsilankyti gyvai. Ar verta? Tai ne tik, kad verta, aš sakyčiau, tai yra būtina mano asmeniniu požiūriu, dėl to, kad tik tai gyvas apsilankimas padeda suvokti, kas tai yra per universitetas, kokia jo aplinka, ar tas universitetas yra iš tikrųjų jums, ar tokį jį įsivaizdavot ir dėl tokio universiteto norit kovoti. Labai faina, kai žmonės dar kokioje 11 klasėje nuvažiuoja kartu su tėvais, apžiūri tos universitetus, ir gyvena tiesiog tą mintim, kad čia yra mano tas universitetas, ne dėl vieno universiteto, tiesa, 2 kokius pasirenka, 3, tai tada tiesiog žinai, dėl ko stengiasi, tai motyvuoja stengtis ir rašydamas motyvacinį laišką ar tiesiog bendraudamas su universitetu visada turi dar vieną stiprų argumentą. Ne tik, kad aš apie jūs paskaičiau internete, jūs man patikot, jūsų aukštas reitingas ir geros tarptautiškumo galimybės, bet aš mačiau, aš gyvai bendravau su akademinė bendruomenė, aš kalbėjausi su studentais, žodžiu, gavau atsakymus, kurių man reikia. Kokius abitūros egzaminus reikia laikyti, planuojant stoti į interjero dizaino studijas ir kuriuose šalyse ši specialybė anglų kalba yra populiariausia. Tai aš irgi tada, Gintarė, jums atskirai atsakysiu į šitą klausimą, nes čia šiek tiek išsamiau yra, parašysiu ir dėl konkretesnių universitetų. Bet tikrai ta pasiūla yra ir tikiu, kad išsirinksite. Danielius klausė, į kokius kriterijus atsižvelgiama užsienio universitetuose be brandos egzamino rezultatų. Kaip būtų galima pradėti ruošti stojimams jau dabar? Tai vėlgi, priklausomai nuo šalies, yra šalių, kurios atsižvelgia tik į pažymius, pavyzdžiui, Airija. Jie nevertina jokio kito kriterijaus, kaip tik tai Airijos valstybiniai universitetai vertina tik pažymius.
Bet, tarkim, yra kitos šalis, Nyderlandai. Čia atsižvelgiama ir į gyvenimo aprašymą ir, aišku, jeigu yra stojamieji egzaminai, jeigu tai yra numerus fixus programa ir į stojamųjų egzaminų rezultatus. Kartais numerus fixus programai nėra egzaminų, bet, pavyzdžiui, reikia papildomai parašyti motyvacinį laišką, kuris irgi dalyvauja atrankos procese. Tai tada ir tas dalykas daug figūruoja. Kartais, tarkim, koks Bokonio universitetas, jis turi arba savo testą, arba prašo vietoj jo testo laikyti SAT egzaminą. Tai kartais ir SAT egzaminas yra palengvinimas, žiūrint vėlgi, kur jūs planuojate studijas. Taipogi yra universitetų, kurie turi daug papildomų sudedamųjų dalių stojimo procese. Pavyzdžiui, Sciences Po. Ten vertina ir rekomendacijas, tarkim, dviejų pedagogų rekomendacijos, toliau yra rašomi 5 rašto darbai. Tai viskas vėlgi įeina į paraiškos procesą. Šiuo atveju, aš sakyčiau, jeigu dar nežinote, ką norite ir kur norite daryti, tikslingiausia yra tiesiog ateikit, pasikalbėkim, pasižiūrim, ar galim jums padėti, galim kažkur nukreipti. Gal vis tik tai, jeigu dar yra to laiko, galima pasidaryti savo galimybių studiją, tai yra pasiruošti universitetų sąrašą ir pabandyti pasižiūrėti, ko kiekvienam iš jų reikia. Gal reikia stipraus CV, tai gal verta kažkokią praktiką pasidaryti, gal reikia tarptautinio kažkokio papildomo egzamino, verta jį išsilaikyti. Tiesiog reikia pažiūrėti, ko nori tas universitetas, kurio norite jūs ir būtent pagal jo reikalavimus pasiruošti. Kokios papildomos veiklos, extracurricular activities labiausiai vertinamos užsienio universitetuose? Visos veiklos yra svarbios, bet labiausiai vertinamos tos, kurios yra susijusios su jūsų studijų programa, jeigu galima jas susijęti, kad jos parodytų, jog šitas žmogus arba ruošiasi konkrečiai studijų programai, arba gilino įgūdžius, kurių reikia tai studijų programai. Tai galbūt su jie nesusijusios veiklos, bet, tarkim, stot norėtumėte į teisės studijas, bet turėjot galimybę tik tai kažkur tai vasarą padirbėti tokį, sakykime, lengvai administracinį darbą, arba kažkokį tokį darbą, kur daugiau komunikacijos įgūdžių jūsų reikėjo, gal kokiai pardavimų srityje. Gal savanoriavot kažkur, tai ten, tarkim, ar tas pats Maisto bankas labai dažnai tinka, Caritas, ar kažkokios kitos organizacijos, stovyklos, socialinės iniciatyvos. Tai reikėtų pažiūrėti, ko nori studijų programa. Tiesiog paimat studijų programą ir pagalvojat, kas jai svarbu. Svarbu mano lyderystė, svarbu mano teamwork, tai yra bendradarbiavimo įgūdžiai. Gal svarbu parodyti, kad aš esu nuolatinė mokymosi procese už mokyklos ribų, kad aš labai imli kažkam tai. Gal vis tik svarbu parodyti mano empatiją, o gal mano tokį struktūrinį inžinerinį mąstymą. Tai reikėtų ir per tą veiklą, ir per tai veiklai būdingus įgūdžius pabandyti pasižiūrėti, kogi reikia. Kiek universitetų pasirinkimų turėtum turėti prieš bandant juos stoti? Geras klausimas. Tiesa, labai stipriam studentui niekada netgi nerekomenduočiau eiti tik su vienu. O jeigu studentas dar nėra tas, kur 10 iš 10, tai tikrai nerekomenduoju eiti ir su 2. Jeigu Nyderlandai leidžia stoti iki 4 programų, rekomenduoju stoti iki 4. Anglija iki 5, stojate iki 5. Švedija, jeigu pavyksta, galite iki 8 susidėti programų. Vokietijoje irgi galima susidėti, realiai niekada limito nepasiekėm. Tai įprastai sutelpam visada į kokias 4-5 atsirenkam tinkančias, nors limitas gali būti iki 20. Amerikoje irgi galima, kad ir 20 programų, bet irgi darbo bus labai daug su paraiškom. Tai vėl reikia žiūrėti, kokio stiprumo kandidatas, tai yra kokie akademiniai pasiekimai, kokie yra pasiekimai už akademinės sferos ribų ir tada pabandyti paprognozuoti, bet aš taip sakyčiau, į kokius 5-8 reikėtų planuotis, kad turėtumėt, kad universitetas rinktųsi dabar, o paskui jūs turėtumėte pasirinkimą. Taip? Kokie pliusai, minusai studijuojant Lietuvoje, bet pasirinkus metams išvykti studijuoti į užsienį per mainų programas? Ridai negalėčiau sakyti, kad yra kažkokie tai pliusai, minusai. Lietuvoje studijos yra fantastiškos, yra tam tikrų studijų programų, kurių aš net nerekomenduočiau keisti studijas užsienyje. Tai ne veltui turbūt vokiečiai važiuoja medicinos studijuoti į Lietuvą, tiesa, ir kartais verta mums patiems susimastyti, kad turim kažką tai ir labai gero, ne tik tai peiktino Lietuvos universitetuose. Tai
Viskas galbūt dėl to vykimo į užsienį priklauso pirmiausiai ne nuo universiteto pliusų minusų, bet nuo to, ko jūs norite iš to užsienio. Lietuva neduos jums tokios stiprios tarptautiškumo patirties, nes Erasmus Plus programa oficialiai yra metams, nebent jūs išvažiuosit ir liksit, kas nėra visai legalu pagal Lietuvos įstatymus universitetuose. Bet užsienio universitetai iš karto duoda tą tokį stiprų tarptautiškumo impulsą. Kartais žmonės nėra pasirengę išvažiuoti į užsienį iš karto po vidurinės mokyklos. Ta irgi labai svarbu įsivertinti. Ir nereikia šokti kaip nuogam į dilgėles. Kartais tikrai labai verta pasvarstyti tą variantą, kad, tarkim, jeigu aš esu iš Kauno, aš važiuoju studijuoti Vilnių arba iš kažkokio kito miesto. Tiesa, aš pakeičiu miestą pradžiai. Arba atvirkščiai, ne, iš Vilniaus važiuoju į Kauną, taip irgi būna. Arba iš, kaip sakau, iš bet kurio kito miesto. Tai šitoje vietoje kartais žmonėms užtenka pakeisti miestą. Jeigu vis tik taip yra tas pasiruošimas, pasiryžimas keistis stipriau ir tikrai mane labai motyvuoja užsienis ir aš esu jau subrendęs tam ir psichologiškai man nebekyla jokių problemų, tai galima važiuoti iš karto. Bet jeigu tam nesu pribrendęs, dabar mainų programa yra idealus sprendimas ir paskui jūs galite išvažiuoti pusmečiui į vieną šalį, pusmečiui į kitą šalį ir per tą laikotarpį įsirinkti savo magistro šalį. Tai vėlgi, pirmiausia, reikia žiūrėti į asmeninę brandą ir pasiruošimą atskilti nuo Lietuvos, nes tikrai ne visiems tai pavyksta ir ne visiems to reikia. Kokie yra vieni iš geriausių programavimo universitetų? Tai Emilija, aš irgi tada parašysiu. Vat, kai gaunu klausimą apie labai konkrečią studijų programą, šiuo atveju programavimas, ne? Vat klausit programavimo, bet neklausit computer science. Tai aš būčiau linkusi labiau kalbėti ne apie coding studijas, nes programavimo universitetai vien tik tai bakalauro etape moko rečiau. Aš turiu mintyje, universitetas vis tiek yra išsikėlę savo idėją, kad studentui reikėtų konteksto, tiesa, kad neužtenka vien tik tai turėti tam tikras siauros srities žinias. Tai kaip nerekomenduoju stoti į bakalauro programavimą, arba ten cyber security užsienyje, arba data science. Tam yra realiai labai geros computer science programos, kur jūs jau nuo antro kurso stipriai specializuojatės, bet gaunat labai gerą kontekstą. Tai aš jums parašysiu dėl programavimo ir dėl pačių computer science. Ar baigus norimos srities bakalaurą Lietuvoje procesas įstoti baigti magistrą užsienį lengvesnis? Ar geriau pradėti užsienyje? Negalėčiau sakyti, kad pabaigus bakalaurą Lietuvoje įstoti į užsienį yra sunkiau. Klausimas, kas stoja į užsienį? Kokių ambicijų turintis žmogus? Kokių pasiekimų bakalaurė? Gal jūs jau išgryninot kažkokią mintį, tokį fantastinį savo projektą, kurį jūs norėtumėte magistrę užsienyje daryti? Tai šiuo atveju įstojimo sunkumas ir lengvumas labiau priklauso nuo žmogaus. Čia būtų labai didelė klaida pasakyti, kad Lietuvoje pabaigiau ir į užsienį neįstosiu. Tai į užsienį įstoja lygiai taip pat Lietuvoje studijas pabaigė, tik tai galbūt tas komfortas studijuoti magistrantūroje užsienyje po bakalauro užsienyje yra didesnis. Nes jums jau yra anglų kalba tokia natūraliai, jūs jau per tuos 3-4 metus bakalaurę esate ją visiškai išlavinę maksimaliai ir į magistrą įsivažiuosite labai sklandžiai. Nes akademinė kalba anglų, kurią mes išmokstame ne anglakalbėje šalyje arba ne anglakalbėse studijose, jinai vis tiek yra tokia ne iki galo akademinė ir nuvažiavus studijuoti dar reikia ją truputėlį palaužyti. Tai gal čia labiau asmeninio komforto toksai reikalas. Ir aišku, kol studijuoji užsienyje bakalaurą, tu pasidarai savo labai tokią išsame analizę apie magistro studijas universitetuose. Nes Lietuvos universitetai, jie duoda tą suvokimą ir gana neblogą, bet užsienio universitetai, jie iš tikrųjų labai stipriai skatina studentus dirbti ties magistro pasirinkimais ir labai yra smagu bendrauti su tuo, kuris dabar, tarkim, tik ir šiandien turėjom konsultaciją su vaikinu, kuris baiginėja studijas Jungtinėje karalystėje, dabar žvalgosi magistrantūros galimybių. Ir žmogus įvardė tokią studijų programą, kur, na, kaip sakykime, paprastai net nepagalvotum, kad galima tokią pasirinkti, o jis jau ir išbandęs, ir nuvažiavęs į atvirų durų dienas, nes ten netoli buvo, nes universiteto dėstytojas tai patarė. Tai tiesiog, kitokiu keliu truputėlį renkamės labiau per praktiką.
Taip, į kokius kriterijus, neskaitant brandos egzaminų, labiausiai atsižvelgia Prancūzijos universitetai, kurie iš šių kriterijų svarbiausiai humanitarinių mokslų universitetams Prancūzijoje. Tai čia, Goda, tada aš jums dar atskirai irgi parašysiu gal labiau apie Sciences Po ir reikėtų pasižiūrėti gal labiau tą, arba žiūrint, ar jūs norit studijuoti anglų kalbą ar prancūzų kalbą, bet irgi susirašysim, tada pažiūrėsim, į kokius kriterijus čia atsižvelgtumėm, nes bendrai žiūrint, tai būtų reikalingos ir rekomendacijos, ir motyvaciniai laiškai. Tai gal čia toks pagrindinis dalykas. Na, o paskui jau stojamieji interviu, kurių metu yra patikrinami tokie mąstymo greičio įgūdžiai, apskritai studento apsiskaitimo ir panašiai. Ar verta baigti tarptautinį bakalaureatą? Jeigu pradėjote, tai būtinai žinokit. O jeigu dar nepradėjote, tai vėlgi įsivertinkit, ar tarptautinis bakalaureatas yra tikrai jums. Tai yra laikoma auksinių standartų, vienareikšmiškai visoje akademiniai sistemoje. Visas pasaulis turi tą pačią programą, mokosi ir laiko egzaminus pagal tą pačią programą. Todėl studentą labai lengva pamatuoti tarptautiniai rinkoje. Ne? Jeigu ten maksimumo skalė yra 45, ir studentas turi 24, 26, tai matom, kad tas, aišku, turbūt nerodo labai didelio pranašumo, tiesa, bet jeigu iš 45 galimų studentas surenka 38, tai jau rodo tikrai labai aukštą tokią akademinę vertę. Tai vėl reikėtų įsivertinti, kaip jums sekasi mokslai dabar, kaip sekasi akademiniai dalykai anglų kalba, ar kur nors su tuo susidūrėte. Gal verta pabandyti nueiti į demo tarptautinio bakalaureato paskaitą arba nuvažiuoti į introduction, pavyzdžiui, stovyklą, kur tarptautinio bakalaureato parodomoji stovykla būna, 2-3 savaitėms susipažinti, kaip tai vyksta ir ar ta programa tikrai jums. Bet su gerais rezultatais tikrai verta, nes tada konkuruojate tarptautiniai rinkoje, nereikalingas daugumoje atveju IELTS egzaminas, tiesiog universitetui labai lengva jūs pamatuoti. Tai va dėl to taip, bet reikia įsivertinti, ar tai gebate, ar ta programa jums kaip asmenybei tinka, nes tai yra tikrai nelengvas iššūkis, juolab, kad dar brandos etape, toj būtent vidurinės mokyklos etape yra rašomas ir extended essay, tai yra mini mokslinis tiriamasis darbas. Jei anglų kalbos vidurkis 9,5, ar verta imti 3 mėnesio kursą prieš laikant IELTS? Ar geriau pačiam pasiruošti? Tai vat, reikėtų pasitikrinti, ar tas 9,5 iš tikrųjų atspindi C1 lygio žinias, nes kursai ir savarankiškas pasiruošimas tiek vieni, tiek kiti gali tikrai jūs nuvesti į norimą rezultatą. Tai vienareikšmiškai nesakau, kad be kursų niekaip, bet tik tai kursų didžiausią vertę aš matau tame, kad jie paruošia ne tik egzaminui, jie paruošia mokslams anglų kalba. Tai yra toks nuoseklus dalykas, kai jūs auginate savo akademinės anglų kalbos žinias, nes kaip tarkim vairavimo mokyklos, jos ne tik paruošia tave vairavimo egzaminui. Egzaminas yra vienas dalykas, bet tikras egzaminas prasideda, kai išvažiuoji vienas į gatvę, tiesa. Tai lygiai taip pat ir IELTS kursai, jie paruoš IELTS egzaminui, bet jie dar labiau paruoš apskritai komfortui studijose. Tai vat iš tos pusės, jeigu norite tikrai tokio maksimalaus pasiruošimo studijoms anglų kalba ir priedo dar geram IELTS egzamino rezultatui, tai tikrai labai rekomenduoju kursus. O šiaip reikėtų pasitikrinti, koks yra žinių lygis, nes 9,5 ne visada yra C1. Tai vat, labai svarbu, kad būtų tas C1, jog tikrai užsitikrintumėte norimą, ne žemesnį negu 7 rezultatą. Ir tas C1 jis vėlgi turėtų būti akademinis, o ne bendrinės anglų kalbos. Ar ES universitetai labai atsižvelgia į neformalią ugdymo veiklą, užklasinę? Oras, tai geras klausimas ir negalėčiau taip atsakyti bendrai, nes vieni atsižvelgia, kiti neatsižvelgia. Vieniem rūpi, o kiti žiūri pagal pažymius. Žodžiu, gali turėti fantastišką veiklą ir mažus balus ir niekur tu nepraeisi, tiesa. Tai ta visa neformali veikla, jinai labiau yra kaip papildanti, tiesa, papildanti jūsų akademinį portfolio, jūsų gerus pažymius. Tai verta turėti, nes pavyzdžiui, tokie universitetai kaip Utrecht University College savo stojimo etape turi irgi tokį nemažą klausimyną, kur klausinėja apie papildomas veiklas ir ten tikrai neparašysi, kad padedu mamai namuose išplauti indus. Tai tikrai reikia turėti jau
tokių įdomesnių aprašymų. Tai tas veiklas verta turėti ne tiek dėl universitetų, kiek dėl paties augimo, tam, kad jūs kokybiškai pasiruoštumėt studijoms. Ar pasižiūrėsiu, kur čionais. Taip, ar lengva įstoti į Vilniaus universitetą baigus tarptautinį bakalaureatą? Čia, žinokit, tada jau reikia žiūrėti dėl konvertuojamų balų. Įstojimas jis nėra komplikuotas, jeigu yra rezultatas geras. Tai vėl, žinokit, tada Lina, aš pasižymiu jūsų klausimą, aš jums atskirai parašysiu dėl tų visų reikalavimų, kaip Vilniaus universitetas, būtent Lietuvos universitetai konvertuoja tarptautinio bakalaureato rezultatus. Nes vis tik tai lietuviškos mokyklos yra pririštos prie lietuviškų universitetų. Mūsų sistema švietimo tiesiog mus automatiškai nukreipia į lietuviškos universitetus. Tarptautinis bakalaureatas, jis labiausiai suinteresuotas studentą nukreipti globaliai. Tai pasižymėjau, kam turiu parašyti tiesiogiai, aš jūsų elektroninius paštus turiu ir aš būtinai jums rytoj parašysiu visą informaciją, ką mes dabar aptariam, o dabar jūs apsunkinot man labai stipriai užduotį, nes tikėjausi vieno klausimo ir tada išrinkti vieną laimėtoją. Bet, žinokit, visiškai šaunu aklai, renkuosi bet kurį klausimą, tikrai nepažįstu nei vieno iš jūsų, kurie klausė asmeniškai ir asmeninio intereso vienam ar kitam dovanoti testą neturiu, labai norėčiau padovanoti visiems. Bet šiandien tada Orestas išrenkamas geriausio klausimo autorium ir, kaip sakau, visiškai aklai, durant į klausimą, jeigu kokių studijų srities paklausa labai didelė kompetencija, ar tai pasunkina stojimą į tam tikrus ES universitetus. Tai ačiū visiems, kad prisijungėt, kad aktyviai dalyvavot ir su kuo sutarėm, susirašysim būtinai elektroniniu paštu ir jeigu kažkas tai neišdrįso šiandien užduoti savo klausimo, būtinai užduokite man atskirų